Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te... Ką jūs manote apie 12-tokus? Pažįstat juos? Ne, aš truputėlį. Truputėlį pažįsti? O ką tu pažįsti? Pažįstu Pauliną. Aha. Aš viskas. O ką tu manai apie Pauliną? O, ir tu taip pat, kurie pažįsta. Manau, tenais, kad gerai mokosi. Greta labai graži man. Labai graži, tikrai? Aš rimtai labai graži man, kaip panelė. Žaugė tokie kaip 12-tokai, ar ne? Taip, norėčiau. Norėtum? O į ką jūs norėtumėt būti panašus? Gal žinot kokį berniuką, jo vardą? Aš žinau. Na, Tava. koks? Tomas. Jis draugė viena yra 12. O kas ta draugė, nežinai jos vardą? Viktorija Buidukaitė. O ką jūs O ką jūs manot apie ją? Nežinau. Dėdį rugsėjo 1. Povilas tas. Puikiai prisimenu. O patiko tau Povilas, geras jisai buvo? Taip. Pašnekino tave, o jisai dabar tave prisimena? Nu, aš jį seniai jau mačiau. Ai. Norėtum, kad ateitų pas tave į klasę? Norėtum, kad aplankytų, ar ne? Ką pažįsti, taip? Petra. Ir ką galėtum pasakyti apie Petrą? Draugiškas, nemušatas, neskriaudžia. Tai geras vaikinas Petras, ar ne? Kapinkit panelės. Vytenė, tu turi brolį 12-toką, Tautvydą, ir ką tu manai apie jį? Ką žinau, gerai mokinasi, neleidžia man prie kompiuterio. Neleidžia tau prie kompiuterio, tai ką jisai veikia? Žaidžia CS-ą, Silk Road'ą ir gal CS-ą. Nežinau, jisai paprasčiausiai paprašėjo prie kompiuterio, sako, eik dink, aš dabar žaidžiu. Pats fainiausias 12-tokas yra Tautvydas Šukaitis. Kodėl? Todėl, nes jis man papildė sąskaitą. O jie nemuša mes. O klasiokų? Klasiokų skaitų. Pavyzdžiui, ką nors apie 12-tokų šiaip elgėsi mokyklą. Ar būna mandagus, ar labai dažnai užlindinėja valgyklą? Ėda kiek. Labai mandagios yra 12-tokės. Čia meluoju, užlindinėja valgyklai. 4 eilės šiandien padarė. Užlindinėja, bet labai jos tokios mandagios, tokios labai myliau. Kuriaus būtent? Yra Greta, Dovydaitytė, paskui yra Paulina. Tai jūs man, kad yra mandagos, ar ne? Bet kaip neužlindinėja valgyklai. Manai apie 12-tokus. Na, 12-tokai yra gan protingi žmonės. O kaip jie elgėsi mokykloje? O čia jų protas ir dingsta. Ką tu turi omeny? Man atrodo, tu turi kažką labai negero. Nagi, pasakyki. Na, jie koridoriais laksto, braižo ten, kai į valgyklą skambutis suskamba, tai šviesų į ten, kai žvėrys. Baisu net į koridorių išeit. Baisu. 12-tokai ateina į biblioteką kartais nors. Nu, kartais ateina, bet turiu pasakyti, kad lankosi retokai. O šiaip ar skaito knygas, ar tik ateina tada, kai reikia mokyklai kažkokių knygų? Dažniausiai taip, tuomet, kada tik tai reikia. Nes jie negali prasibrauti pro trečiukus, nes 3A ir 3B klasiai tiesiog okupavus biblioteką ir jie tokie skaitovai. Taip, graužia knygas, kad 12-tokas tiesiog neprasibrauna pro juos. Dainuoja labai dažnai? Kartais pasitaiko. Mes klausime jūsų kaip rusų mokytojos. Ar jūsų auklėtiniai ir kiti 12-tokai iš B klasės gerai moka rusų kalbą? Jie galėjo mokytis rusų kalbą, galėjo išmokti kai kurie, bet kas liečia, sakykime, rusų folklorą, jie jį įsisavino ir dėja ne mano pagalba, man atrodo. Yra toks mokymosi būdas kaip liaudės universitetai. Tai aš galvoju, kad štai mūsų vaikai iš to liaudės universiteto ir perėmė tokį dalyką kaip rusų liaudės folkloras ir jo atšakos. Šios srityje yra stiprus. Nors kadangi šiais metais jie daug vaikšto per kabinetus, mes retai susitinkame, tai aš mažiau girdžiu. Bet kai buvo mažesni, jie tai mėgdavo pasipuošti savo lietuvių kalbos žodyną. Aš skaitau, kad jie moka rusų kalbą, kas liečia šitą sritį. Gal galėtumėte pavardinti jų mėgstamiausius rusiškus žodžius, kuriuos dažniausiai jie vartoja? Gerbimieji, kaip sako, uspaskichai, jūs mane provokuojate. Aš negaliu, kadangi aš neteksiu darbo, jeigu aš pradėsiu vardinti to žodžius. Bet tiesiog daug pypt,
pypt. Tradiciniai tai, kas yra vartotiniai jaunimo tarpe, jie juos visus moka. Ei, dvyliktokai, nepamirškit mūsų. Barbra Streisand.